3 valandos pragaro. Įkalnas, vėjas. Vaikėsi gerti, pinigų nebet. Reikia nusiraminti. Tu alpinai. Imk tu tada. Ojojoj, kaip valgysiu, labai noriu valgyti. Pasimato, kad nemiegosiu. Labas rytas. Kaip sunku išlipti iš lovas, jūs neįsivaizduojate. Oi, iš palapinės atsikelt daug lengviau. Labai gerai miegojau nuo artaro. Bet reikia įdėti keliamas. Kojinės tai dar šiek tiek drėgnos lauke kabėjo. Viduj kas buvo sausa. Veidelis nudegintas. Judėsim. Šiek tiek kai kas drėgna, bet viskas gerai. Šiandien reikia numinti būtinai 250 km. Rytoj tiek pat. Pasižiūrėsim, kaip seksis vėlgi. Turėtų užtekti ir baterijų. Turėtų viskas būti gerai ir turėčiau visur suspėti. Gera kelionė, bet iššūkių nemažai buvo. Su nakvynėm sudėtingiau buvo, su maistu sudėtingiau buvo. Bet viskas gerai. Keltas bus naktį, tai pamiegosiu kelte. Šiąnakt kaip bus, neįsivaizduoju. Ruošiamės. O čia tai kelionė. Aš irgi tiek prisipirkau visiems dovanų, kad visą šitą kuprinę. Jinai visai turi dabar jau žiūrų svorą. Dėtume šalmuko. Nakvojau šičia. Tai tik dabar pamačiau, kaip čia viskas atrodo, nes vakar naktį atvažiavau į šitą slėnį. Našu į kanjoną. Kokia architektūra, tai visiškai kitokia, nei aš esu įpratus matyti. Dabar yra 8 ryto, valandą vėliau nei planavau. Miegoti irgi reikia. Norint daug numinti, reikia daugiau pamiegoti. Šilta jau. Bet nebeturėtų būti taip karšta, kaip buvo prie dykumos. Gera kelionė, labai patinka Marokas, reiks būtinai grįžti, bet be dviračio, nes labai nesaugu palikti jį. Visur turi būti praktiškai su dviračiu. Ir net Marokui pačiam kalbėjom su daugeliu vietinių, kad neužtenka irgi 2-3 savaičių. Bet kiek supratau, žmonės čia vis grįžta, apsilanka vieną kartą ir vis grįžta, nes labai patinka. Čia kaip ir laisvesnis, man atrodo, gyvenimas. Puikiai kryptis, puikus pasirinkimas. Jums spręsti, kokią transporto priemonę jūs jau čia keliausit. Tikrai įmanoma tai visais būdais, bet pamatyti būtina. Dykuma kol kas labiausiai patiko. Atlaso kalnai labai patiko, Makarešas irgi patiko. Pakrantė, nėra jinai labai kažkuo ypatinga, gal man labiausiai tas Rabatas patiko. Per visą šalį, kai pravažiuoji, yra įdomi kiekviena diena, nes viskas nauja. Ir vis kažką naujo pamatai, kaip vakar, pavyzdžiui, tas slėnis. Arba kaip šiandien. Šis slėnis. Aš dar praseinu šiek tiek, reikia atsibūdinti. Dar čia žvyrkeliukas. Susikaupiam. Daiktų užtenka. Ko nepanaudojau, tai kol kas vaistų. Ir rankom pasišildyti dalykėlių buvau užsimetus. Visa kita buvo panaudota, rūbų. Kaip ir netrūksta. Dviratis labai gerai laiko. Manau, grandinį jau šakės.
čia labai daug tokių tulpę, žvyro, smėlio. Tai labai apsinešęs jinai. Po kelionės reiks keist grandinę, padangos gerai laiko. Reikia pareguliuoti pavaras. Kaip ir reikia pasidaryti bike fitą. Dėl sėdėsenos. Šiai kelioniai gerai, bet ateičiai būtinai. Klipsai. Tai iš pradžių dar kelionės, tai kritau pirmas 3 dienas, dabar jau nebe. Kaip jau ir prisimenu jau automatiškai. Iš pradžių dar pamiršdavau, kad su jais, bet patogui. Pasirodo, aš tai kokiam slėnį atsidūrau. Labas rytas, keliaujam. Dabar reikia susirasti parduotuvę, kavinuką, pabandyti papusryčiauti. Vakar per mažai valgiau. Vakar netyčia nutraukiau ausinukų laidą, bet gerai, kad turiu vieną atsarginius. Visada turiu daug laidų atsarginių. Hello! Čia tik rytais dar pamatysi nemažai moterų. Bet visos labai fainos, sveikinasi visada. Wow! Tobula. Gerai, kad vakar naktį nemyniau, būčiau nieko nemačius, ką tik matėm. Gavau dovanų, ką tik sustojau šičia išgerti kavos. Labai gražu. Ir kupranugariai. Prisipučiau vėl padangą šiek tiek galinę. Ta šlangelė labai gerai padeda. Ir suradau vietą, kur pavalgysiu. Tai užsisakiau dabar spagečių. Nes noriu, aišku, yra čia to vietinė, bet aš jau jo išbandžiau nemažai. Dabar noriu šiandien spagečių. O, maistukas. Taip atrodo makaroniukas. Kaip skaniai pavalgiau, dar gavau vandens nemokamai. Tai dabar vandens turiu daug, skysčių turiu, bet maisto nebeturiu, bet kol kas soti. Kojinės jau pradžiūva, išdžiūva. Lekiam, nes 11:30, aš tik tai 40 km turiu. Bet labai gražios vietos, negali nesustoti, tas tikriausiai šiandien, tai tikrai
nemiegot arba mažai labai miegot. Į kalnę prieš vėją. Kaip lėtai važiuoju, per lėtai. Bet negaliu greičiau. Noriu vėl valgyti. Praėjo pusvalandis. Matėt, kaip arti pravažiavo? Velnias, toks vėjas. Bus sunku šiandien. Per daug lėtai varau, mane nervasina. Aš negaliu greičiau. Laikas žaibiškai irgi eina, jau pirma, tai yra labai mažai kilometrų. Nelengva. Svarbiausia nesustos. Vėlia kaip talža. Čia nieko nėra, nei parduotuvės, nieko. Atnešė kėdutę. Oi. Suvalgiau 3 šokoladukus. Nusipirkau už paskutinių pinigų Coca-Cola, Sprite. Vėjas vis dar yra. Minam toliau, šiek tiek atsigavau, padariau pauzę. Trečia valanda dienos, turiu tik 100. Kaip pavargau. Man dar 300 km. Aš net nevažiuoju. Čia nedidelė nėra, kaip nueiti. Radau medelius. Ką neįsiu. Pakeičiau kryptį. Padeda vėjas. Pailsėjau į degaliniai. Kavos atsigėriau. Užteko dar pinigėlių. Labai jau vėl, pusė 6. Labai ilgai užtrukau tai vienai